nusikelsim į XIX amžių. Kalbėsiu apie Juozapą Jaruševičių, kuris parašė Lietuvos civilizacijos istoriją. Kartais tai laikoma pirma Lietuvos kultūros istorija. Kelsiu klausimą, ar pakankamai įvertinta yra šitas jo veikalas. Pretekstas kalbėti apie šį veikalą yra Martyno Mažvydo bibliotekos, kuriai priklauso dabar enciklopedijų leidybos redakcija, išleisti pirmieji du Jaruševičiaus veikalo tomai. Lietuvos vaizdas jos civilizacijos požiūriu, taip išverstas pavadinimas. Čia įdėjau Arvydo Pacevičiaus, vieno iš palydimųjų straipsnių autoriaus, tokią anotaciją, kas labiausiai prisidėjo prie šito vertimo. Tai visų pirma reikia dėkoti mūsų instituto buvusiam nelaiku iš gyvenimo pasitraukusiam Vytautui Bereniui, kuris pradėjo versti šitą veikalą dar studijų laikais, ir jo darbą pratęsė jau šiais laikais Birutė Mikalonienė, Eglė Pacevičienė ir kiti komentarais papildė. Originalas šito veikalo atrodo šitaip. Obraz Litwy pod względem jej cywilizacji od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII. Išleistas 1844-45 metais, 3 tomai. Pirmasis skirtas pagoniškai Lietuvai, Litva Poganska. Antrasis ir trečiasis skirtas pirmiesiems 3 amžiams po krikščionybės įvedimo. Čia šioks toks nesutapimas išeina, nes pavadinime yra tarsi iki 18 amžiaus pabaigos numatyta, o nuo krikščionybės įvedimo, kaip žinom, 4 amžiai trunka iki 18 amžiaus pabaigos. Tai nežinau, kaip dar atsakyti šitą klausimą, kodėl Jaruševičius antros ir trečios dalies pavadinimuose kalbėjo tik apie 3 amžius. Šiaip ir taip veikalas apima iš tikrųjų į kultūros reiškinius iki 18 amžiaus pabaigos, tačiau, kaip matysim, ne visus, ir tai galima bus sieti su savicenzūra arba cenzūra, dar pasvarstysim apie tai. Noriu šiek tiek pakalbėti apie šitą leidybos programą, su kuo susiję šito veikalo vertimas. Tai yra, kaip rašo Pacevičius, dar Sąjūdžio laikais Antanas Kulakauskas su Egidijum Aleksandravičium buvo sudarę publikuotų XIX amžiaus Lietuvos istorijos šaltinių ir autorių sąrašą, tarp kurių įėjo ir Juozapo Jaruševičiaus vertimas buvo numatytas. Tas sąrašas buvo įteiktas Minties leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojui Romualdui Ozolui. Aš to sąrašo nesu matęs, bet šiaip ar taip labai svarbu, kad Jaruševičiaus vertimas buvo įtrauktas šalia Teodoro Narbuto vertimo, kuris ką tik 2024 metais baigtas, Mykolo Balinskio, tos pačios leidyklos Vilniaus miesto istorija, Simono Daukanto, visi 4 veikalai jau išleisti gan senokai. Pereisiu prie Jaruševičiaus ir jo veikalo vertinimo. Jaruševičius kritiškiausias XIX amžiui ir moksliškesnis net už Valančių. Tokia yra Zenono Ivinskio nuomonė.
Čia pateiksiu keletą citatų. Savo mokslinio darbo metodu Valančius, kaip gabus Vilniaus universiteto mokinys, buvo priartėjęs J. Jaroševičiui. Reiškia, Jaroševičius tarsi tam tikras matas yra XIX amžiaus istoriografijai. Jaroševičių, kurį visada dar išsimoka paimti rankas, reikia papildyti, bet savo mokslinės vertės jis dar nėra praradęs. Jau minėjau, kad neretai šis veikalas įvardyjamas kaip pirma Lietuvos kultūros istorija, šalia metais vėliau išleisto Daukanto būdo. Tačiau sugrįšiu prie Zenono Ivinskio lyginimo Daukanto ir Jaroševičiaus. Ir Ivinskis pastebi, kad jos skiriasi tuo, kad pas Daukantą nėra istorijos periodizacijos, tarsi viskas statiška, o pas Jaroševičių yra. Citata: jei Jaroševičius aprašo lietuvių kultūros istoriją atskirais 3 tarpsniais, Daukantas neskiria atskirų kultūros periodų tarp atskirų amžių. Jam nebėra jokios evoliucijos. Ignas Jonynas sovietmečiu iš esmės pritarė Zenonui Ivinskiui ir prieš pastatė Jaroševičių Daukantui ir Narbutui. Kiti istorikai, ne iš buvusių Vilniaus universiteto profesorių Teodoras Narbutas ir Simonas Daukantas, istorijos mokslo uždavinį suprato panašiai kaip plačiojo Lietuvos metraščio autorius ir Streikovskis. Tai yra priskyrę iki moksliniai istoriografijai. O kitoje vietoje Jaroševičius sukūrė geriausią viso feodalinio laikotarpio istoriografijos veikalą. Galim konstatuoti, kad Zenonas Ivinskis, kurį galime laikyti žemiausių 20 amžiaus Lietuvos istorikų, vertina Jaroševičių kaip iškiliausią 19 amžiaus istoriką, pranokstantį ir meilę Lietuvos praeičiai išgarsėjusius Daukantą, Narbutą ir Kraševskį. Ir net kitus vadinamosios Vilniaus istorijos mokyklos veikėjus Joachimą Lelevelį, Igną Nacevičių, Igną Danilevičių ir Mykolą Balinskį, kurie taip pat didesnių, stambesnių ar smulkesnių Lietuvos istorijų autoriai buvo. XIX amžiaus pirmos pusės istorikų parašysių Lietuvos istoriją netiek daug. Šalia Jaroševičiaus ir tebus tik Daukantas, Lelevelis, Narbutas, Balinskis, Nacevičius. Iš jų pirmasis rašė lietuviškai, o likusieji lenkiškai ir yra priskiriami vadinamai Vilniaus istoriniai mokyklai. Šalia jų dar paprastai minimas ir Danilavičius. Dar vienas Igno Jonyno įtvirtintas vaizdinys, kad Juzefas Jaroševičius su savo koncepcijomis liko, galima sakyti, vienišas. Tiesa, pastarasis teiginys naujausiais Sauliaus Pivoro tyrimais yra priimamas su išlygomis, nes civilizacinės istorijos šalininku bandomas laikyti ir Simonas Daukantas. Kita vertus, Jaroševičiaus išskirtinumo nematė ir Egidijus Aleksandravičius, kuris taip pat parašė palydimąjį straipsnį šito veikalo leidimui, laikydamas jį tipiškų Vilniaus istoriografinės mokyklos atstovų, romantizmo atstovų. Su kuo gretintinas Jaroševičius? Jau Vytautas Berenis pastebėjo, kad civilizacijos sąvoką Jaroševičius galėjo perimti iš prancūzų istoriografijos François Guizot, kuris taip pat parašė keletomius veikalus Europos civilizacijos istorija ir Prancūzijos civilizacijos istorija. Galima prisiminti ir
Henry Tomą Buckley, tiesa šiek tiek vėlesnį už Jaroševičių, kuris parašė Anglijos civilizacijos istoriją. 3 tomus. Tai į tokią gretą galima galbūt statyti Jaroševičių, bet kam dėkoja Jaroševičius? Jaroševičius veikalo įžangoje dėkoja Narbutui kaip sužadinusiam jam norą parašyti Lietuvos istoriją ir visai nieko neužsimena, tarkim, apie Lelevelio veikalą. Gal tai neturėtų stebinti, tačiau tai sujaukia kortas, kam priskirti Jaroševičiui ir iš tikrųjų ar jį dera iškelti aukščiau kitų. Liudvikas Janovskis prie Vilniaus istorikų priskyrė ir Narbutai, Vilniaus istorinės mokyklos. Tai tarsi suniveliuoja Jaroševičius su Narbutu. Nors Narbutas buvo griežtai Balinskio, tarkim, kritikuotas už nekritiškumą, panašiai. Ką žinome apie Juzefą Jaroševičių? Neturime net jo portreto ir žinome, net nežinau, ar šitą nuotrauką vaizduoja jo namą, kuriame jis praleido gyvenimo pabaigą. Pereisiu prie biografijos trumpos Jozefo Jaroševičiaus. Jis 1815 metais baigė Vilniaus universitetą, tada dėstė Kremenecų licėjuje, o nuo 26 metų iki universiteto uždarymo dėstė Lenkijos ir Lietuvos valstybės teisę, diplomatiką ir statistiką universitete. Po uždarymo dar šiek tiek liko Vilniuje, kol veikė laikinasis mokyklų komitetas, o toliau grįžo į gimtąjį Bielską, kur ir parašė šitą savo veikalą. Žodžiu, jisai buvo tiesioginė Vilniaus universiteto uždarymo auka. Epochos vertinimo gairės. Lenkijos, Lietuvos valstybės sunaikinimas ir apšvietos akligatvis Rusijos imperijoje. Gegužės 3 konstitucija, kurią gynė 2 sukilimai, turėjo tapti nepageidaujamu siužetu Rusijos cenzūrai. Ir kaip pastebėtume, paskaitę Jaroševičių, pas jį neminima visai Gegužės 3 konstitucija. Tai galima laikyti turbūt savicenzūrą. Antra, 1830-30 metų sukilimas ir universiteto uždarimas. Ir trečia, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės civilizacinio paveldo naikinimas. Kaip tik jo veikalo išleidimo metu, šiek tiek anksčiau. Tai bažnytinės unijos panaikinimas, Lietuvos statuto galiojimo pabaiga ir Lietuvos vardo šalinimas iš Vilniaus gubernijos pavadinimo. 1819 metais išleidžiamas paskutinį kartą Lietuvos statutas, galiojęs iki 1840 metų. Ar atsitiktinumas, kad Jaroševičiaus veikalas apima istoriją iki 18 amžiaus pabaigos, kaip skelbia pavadinimas, o Jaroševičius pažangą visur matuoja teisės požiūriu, bet niekur neužsimena apie Gegužės 3 konstituciją. Matyt, ši tema buvo cenzūros uždrausta. Jaroševičius kol kas apibūdinamas prieštaringomis sąvokomis, taip ir paliekam atvirus klausimus apie jo vietą istoriografijoje. Čia įkėliau Alfredo Bumblausko straipsnio schemą, vaizduojančią Juzefo Jaroševičiaus civilizacijos istorijos koncepciją. Kaip matom,
susideda iš tokių 3 dalių. Tai pagonybė, joje jisai kalba apie feodalizmą, su kuriuo sieja civilizacijos atsiradimą ir pažangą, toliau krikščionybės įvedimas, toliau žengiant civilizacijai ir žinoma, Lietuvos statutai jam yra aukso amžius. O toliau civilizacijos nuosmukio arba jėzuito epocha. Ir pačioj pabaigoje jis rašo apie Antano Tyzenhauzo fenomeną, Vilniaus universiteto reformą po jėzuitinę, su tuo tarsi sieja civilizacijos atgimimą. Keletas citatų paaiškinančių Jaroševičiaus koncepciją. Visų pirma, krikščionybė jam yra neabejotina vertybė ir neabejotina sieja su pažanga. Ir štai citata: viso pasaulio ir kiekvienos šiandien krikščioniškos tautos istorijoje negalime nurodyti svarbesnės epochos už tą, kuomet pirmą kartą Kristaus mokymo šviesa pradėjo sklaidyti pagonybės tamsą. Čia dar iš jo straipsnio paskelbto 26 metais dar. Toliau iš jau šio veikalo keletas citatų paaiškinančių jo koncepciją, būtent vadinamo statutų amžiaus ir siejimo pažangos su teise, teisės įsigaliojimu ir veikimu. Tai Žygimanto ir dar šiek tiek vėlesnių laikų Lenkija iš kitų tautų išsiskyrė aukštą intelektinę kultūrą, nemažų skaičių mokslininkų ir net kūrėjų. Tai sukeldavo užsieniečių nuostabą. Lygiai taip pat ir Lietuva, Lenkų pavyzdžiui, pamažu keisdama savo socialinį ir dvasinį gyvenimą, sugebėjo įtikinti Europą, kad jau nusikratė senosios barbarybės. Ir tam tikrą prasme neleido mokytojams Lenkams jos aplenkti. Akivaizdžiausias to įrodymas yra Lietuvos teisėkūra, kuri, kaip vėliau matysime, su neprilygstamu sutarimu veikia iki Zigmanto Vazos laikų. Dar kita panaši citata. Turint omenyje pilietinį Leono Sapiegos uolumą, šiuo požiūriu jam pelnytai galime skirti pirmą vietą tarp Lietuvos įstatymų leidėjų. Toliau, kaip jis mato pažangą su jėzuitų atėjimu, čia pateiksiu. Baigėsi didingas įstatymų leidybos amžius, kuris sieja su 3 statutu. Ir silpnėjant valstybiniai valdžiai, didėjant vidaus nesutarimams ir visuomenės nuopuoliui, tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje viskas ėjo blogin. Jėzuitai mokėjo paruošti nemažai energingų kovotojų, galinčių įsitraukti į atkaklius disputus ir rašytinės kovas su eretikais, tačiau neišugdė nei vieno, kuris galėtų pataisyti ar pakeisti statutą. Jėzuitai, rūpindamėsi savo spaustomis pajamomis, kraštui pasitarnavo dar 3 šio kodekso leidimais 17-18 amžiuje ir kaskart spausdindami priveldavo vis daugiau klaidų. Tai, žodžiu, tas būtent su teisės įsieja su teisės lygių civilizacinę pažangą. Lietuva tuo metu išties sparčiai žengė kultūros pažangos keliu ir tikriausiai būtų dar toliau pažengusi, jei ne visuomeninės nelaimės ir netrukus jėzuitų, kaip vėliau matysime, iškreiptos studijų taisyklės nenustūmė krašto nuo tokio pagirtino kelio. Galim daryti bendriausią tokią išvadą, kad Jaroševičius yra turbūt originaliausias XIX amžiaus Lietuvos istorikas, o mokslo požiūriu yra iškiliausias. Tikslesnis nei Simonas Daukantas buvo su jo vienu, kurio buvo suformuoluota alternatyvi progresyvistinė senosios Lietuvos raidos koncepcija. Joje aukso amžiumi laikoma jau ne pagoniškoji, o Lietuvos statuto epocha. Šis veikalas pelnytai laikomas pirmo kritinė Lietuvos kultūros istorija. Ir galime prisiminti dar, kad
Stasys Šalkauskis vertino Juzefo Jaroševičiaus veikalą ir savo rytų ir vakarų sintezės koncepcijoje yra paminėjęs jį. Ačiū už dėmesį. Ačiū. Ačiū pirmiausia už tai, kad atvėrėt kelius man bent tikrai po į tą pasaulį, kuris man labai buvo pažįstamas. Nes nors atrodytų buvo pirmoji laida universitete, kurie mes 5 netgi gavau, prisipažinsiu, pasigirsiu, iš lietuvių istoriografijos, bet Dobrovolskas mums nedėstė, Jaroševičius nepateko 19 amžiaus, tikrai negirdėta buvo pavardė, už to aš čia sakiau, kad man siejasi su kryžių tyrinėtojų 20 amžiaus, o čia yra visiškai kitas pasaulis ir kitos koncepcijos ir tikrai įdomus pranešimas. Ačiū. Kas norite paklausti? Iš biografijos. Jisai turbūt buvo universiteto absolventas teisininkas, o ką jis dėstė? Lietuvos teisės istorija ir kaip tik jis profesorium buvo tapęs. Tai yra toks požiūris, dažnai remiantis šią sritimi, kritiškas, sakyčiau. Jis ten keliais aspektais vertina tą civilizacijos pažangą, įvertina ir amatus, tarkim, ir miestų raidą, bet svarbiausias turbūt akcentas buvo jam teisės leidyba ir teisės sklaida, galiojimas, kaip reiškiasi būtent teisė. Ir jeigu galit dar parodykit, mačiau Belenio nuotrauką. Čia iš interneto įkelta. Jo, Vytautas Belenis, jisai buvo irgi istorikas, kaip ir Mankitas Buldauskas, ir dirbo mūsų institute, buvo mūsų skyriaus vadovas, gilinosi LDK problemas, kaip istorikas labai kompetentingas ir vertė šį veikalą Jaroševičiaus. Deja, neužbaigė ir baigė jo bičiulis Pacevičius, taip? Man atrodo, Savraukas. Jo žmona Pacevičienė. Pacevičienė vertė, taip? O Pacevičius? Pacevičius palydimą į straipsnį publikavo šitam leidime, pirmam tome. Ir turbūt prisidėjo komentarais. Taip. Labai reikšmingas jūsų tyrinėjimas atskleidžiantis ir pristatantis mums šį istoriką. Na, pasigirsiu. O, gerai, prašau. Aš pranešimą nepalėtėme visiškai Jaroševičiaus veikale senosios lietuvių religijos. Yra šiek tiek skirta tam dėmesio, nors ir tamsiai sienama, kaip jūs vertinate jo tuos duomenys apie senąją religiją. Na, aš ko gero pateiksiu Norberto Vėliaus tezę, kad jisai daugiausiai rėmėsi Teodoro Narbuto tyrinėjimais, nors jos vertino gana, taip sakykime, kritiškai, ne tiek neigiamai kritiškai, kiek savo nuomonę kai kur išreikšdamas. Tai, bet man gal kas užkliuvo įdomiausia, tai kad jisai pabrėžė lietuvių toje religijoje likimo svarbą, tikėjimo likimu svarbą. Tai gal įdomiausias turbūt aspektas buvo, kad jisai matot net esmę kažkokią. Aišku, jisai rėmėsi įvairiais vokiečių šaltiniais, kurie ten teigia, kad masinės savižudybės vykdavo po pralaimėtų mūšių, tai jisai vertina tai,
kaip barbarybė turbūt, galima sakyti, tokius papročius. Tai jisai civilizaciją laikė jau su krikščionybės atėjimu labiau pažengusi. Prašom. Ačiū. Turiu klausimą. Šie istorikai jūsų minėjai, tai Juozapas Jaruševičius, ir ten paminėti kiti lietuviai, ar prancūzas, anglas, ar jie jau pradeda tą refleksiją, aš visiškai nežinančio pozicijų klausimą, ar jie jau pradeda tą refleksiją apie pačią civilizaciją, kas jinai tokia, kaip savotiška filosofinė refleksija, ar jie labiau pasilieka prie faktinės istorijos ir kada jie, gal žinote, kada ta refleksija apie pačią istoriją pas istorikus prasideda? Civilizacijos sąvoką turbūt švietėjai įvedė prancūzų ir čia dar iš 18 amžiuje, tai ir siejo su gerais papročiais, turbūt taip reikėtų sakyti. Tai ir kartu ir pažangos ta idėja yra ateinanti iš apšvietos epochos. Tai kartais Jaruševičius galbūt galima būtų priskirti ir apšvietos netgi istoriografijai, tokiai tasai. Nors tai ir, bet kartais pozityvizmo laikomas, tai čia tokie vertinimai jo yra labai išsiskiriantis. O dėl civilizacijos net nežinau, ką yra. Dar kas nors norėtų? Tada ačiū. Ir aišku, šaunu, kad Vytauto Berenio darbas buvo pratęstas ir užbaigtas. Tiesą sakant, kad jo laukia šviesi mokslininko ateitis. Aš mačiau po pirmo kurso, kadangi jisai baigęs pirmą kursą, su manimi berods beveik 2 savaitės Suvalkija, Vilkaviškio rajonas, paskui Žemaitija, baigėme šitame Panevėžio rajone, mes ekspedicijoje sunkvežimiu pravažinėjame su Bereniu ir Butkus, toks dar buvo jo kurso draugas. Ir jo kurso būrys merginų rinkome ten mediką, tiesa buvo šeimos ten tyrimai ir mes gana daug kalbėjomės. Tai išties buvo jų tuo metu matėsi, kad tai yra išskirtinė asmenybė, žinau, mes Telšių rajone ir apie Rainius kalbėjomės ir kitus dalykus. Tai va, tai smagu, kad jo tas darbas buvo pratęstas ir jums ačiū, kad jūs gražiai pristatėte Jaruševičiaus tyrimą. Na ir tada